FM veikla padeda tobulėti, augti kaip asmenybei, taip pat papildomos pajamos atsiranda ir tokia laisvė eiti, turėti tą laiko laisvę, kad galėčiau atsikelti ryte be žadintuvo, nereikia eiti pas darbdavį, galiu bet kurios paros metu kažkur išvažiuoti. Ir žiūriu, kad įmanoma užsidirbti, įmanoma sutaupyti, na labai, o šita veikla ir mane kaip žmogų visapusiškai pakeitė ir augimas atėjo ir supratimas apie žmonės, apskritai saviugda į mano gyvenimą. Labai vertinu šitą veiklą. Atsidūriau FM ir galvoju, vau, kaip faina. Atsimenu po 8 mėnesių, kai pajutau uždarbį, kad gavau daug daugiau negu pas darbdavį ir pagalvojau, nu vau, nu čia tai galimybė, tikrai galimybė. Pradėjus veiklą SFM išmokau daugiau savim pasitikėti, perlipti per savo baimes, jas įveikti. Kai aš pradėjau lankyti stovyklas, aš supratau, kad jos man duoda daug žinių, kad aš tobulėju, kad aš augu. Labai smagu pabūti moteriškoje toj bendrystėje, pasikrauti tą moterišką energiją, ištrūkti iš namų, iš rutinos. Pasidalino kitas merginos idėjomis, kaip ką dirbti su FM. Išvažiuoju pasikrovus, bet gerų emocijų. Tan kiek yra svarbu pasirinkti ratą, su kuo tu bendrauji. Nes mato, kad tam rate, kurios jos šiaip kasdienybę leidžia, kad ten yra nu ne joms, nes jos nori būti truputį augesnių žmonių rate, kurie turi tikslus, kurie turi norus, viziją.